kad pamatėt mūsų skelbimą ir atėjote pasižiūrėti. Tiksliau atėjote į lietuvių kalbos, literatūros. Jau nuo pat pirmos klasės jūs pradedate mokytis apie sakmę, padavimą, o ketvirtoje klasėje labai daug mokysitės. Ir štai aš šiandien atsinešiau ketvirtos klasės vadovėlį ir štai ką rašo, kas tai yra sakmė ir kas yra padavimas. Labai dažnai vaikai maišo sakmę su padavimu. Na pasakykit, kas yra sakmė, kaip jums atrodo? Sakmė. O kas yra padavimas? Kas? Sakmė mėnulis, o padavimas saulė. Na, o dabar jūs paklausykit, kas yra sakmė? Žmonijos vaikystė būtų buvusi daug skurdesnė, jei šalia puošnios pasakos ji nebūtų susitikusi su pilkasarmėlės sakme. Sakmės ne šiaip savo pasakėlės, sekamas vaikams ilgai žiemos vakarais, o rimti pasakojimai. Kaimo žmonės šios pasakojimus vadina tiesiog atsitikimais, nutikimais, o tautosakininkais sakmėmis. Ilgus šimtmečius ar net tūkstantmečius krisdami iš lūpų į lūpas, šie kūrinėliai nusigludindavo kaip jūros akmenėliai ir jau jie buvo vadinami sakmėmis. Na, o padavimas vaikai yra pasakojimas, kaip atsirado ežerai, upės, miestai, akmenys, kodėl vadinami vienais ar kitokiais vardais. Tai tuo ir skiriasi sakmė nuo padavimo. Na, o kadangi artėja Lietuvos tūkstantmetis, Lietuvai 1000 metų, mes šiandien visi vaikai, 3 mokytojus, parengėme spektaklį, patys sukūrėm, niekur nerasit tokio, kaip įsikūrė Panevėžys. Jūs tikriausiai žinote, bet šiandien dar prisiminsit. Na, o mokytoja Daiva sukūrė net eilėraštį apie Panevėžį. Paklausykit. Labadiena visiems. Seneliai daug kovojo, už Lietuvą brangė, priešus visus nugalėjo, pagaliau į jausmą. Šiandien galime puikuotis, kad lietuviai esam ir gamta gražia didžiuotis. 1000 metų padavimų ir legendų apie Panevėžį sukurta. Lietuvoje jis toks vienas, branginkime šitą. Atvažiuokit, aplankysit, teatrai ir muziejus. Jūs tikrai nenusivilsit, nuostabus šis miestas. Kiekvienas lietuvis pirmiausia turi žinoti savo krašto istoriją. Kviečiame visus pasižiūrėti spektakliuką Panevėžys ir prisiminti, kaip įsikūrė mūsų gimtasis miestas Panevėžys.
Duokš kelią, kelkis, būk žvalus. Rytas saulė šviesi, sveikina jame, rytas ranką tiesi, kelkis ir eime. Kelkis, virš palaukių kyla vyturiai, raseles nubraukia, bunda pagiriai. Vaikšto laimingas saulutė ramu, veria laukus bučiniais. Šypsosi kelia iš pieno gėles, kaip vasarėlė ateis. Tau ir man, mums abiems, nėra saulutė švies. Spindulėlis tau, spindulėlis man, spindulėlį neša mes visiem vaikam. Spindulėlis tau, spindulėlis man, spindulėlį neša mes visiem vaikam. O kur tarnas ir tarnaitės? Tarnaitės! Tarne! Esam tarnaitės jūsų ir visada jomis būsim. Jūs čia? Taip, ponė, čia. Kuo stovit, mėgaukitės gamta. Pažiūrėkit, kaip čia gražu. O, kokia graži pušelė, tik raginės dukrelė. Kaip tu linguoji, kaip tu siūbuoji, kaip gražiai šalia žaliuoji. Paklausykit, ne tik pušelė žaliuoja, bet ir gerkutė kukuoja, bet ir paukšteliai giedoja.